Graikijos specialistai siūlo pagaliau imtis realių veiksmų metro ar tramvajų statybai sostinėje. Užsienio ekspertai stebisi, kad prieš 20 metų sumanyta tramvajaus idėja vis dar nėra įgyvendinta. Šiandien specialistai iš Graikijos Vilniuje pasakojo, kaip per 15 metų jie Atėnuose pastatė metro. Svečiai iš pradžių skatino ir Vilnių atlikti galimybių studijas, kad sužinotų, ar toks transportas Lietuvos sostinėje būtų naudingas. 1987 buvo metro studija ukrainiečiai darė ir buvo manoma, kad bus pradėta statyba, buvo parinktos linijos, kuriom gatvėm turėtų praeiti. Buvo problemų dėl gruntų, tam aiškinamasi, kur stotys bus metro. Iš tikrųjų tai buvo problemos dėl to, kad Vilniuje yra sudėtinga geologinė situacija, nors dabar geologai sako, kad jau mes pažengėm toliau ir galime lengviau tą įspręsti. O 2007 yra viskas paruošta, kad būtų galima įdiegti tramvajų. Bet ne viena studija negavo, nebuvo duota eiga, nes nebuvo politinio sprendimo. Ir aš manau, kiek mes bediskutuotume, kiek mes bedarytume gerų studijų, klausytume patirtį, jeigu to politinio sprendimo nebus, nei vienos naujos sistemos mes neturėsime. Buvęs Atėnų metro vykdantysis vadovas tikino, kad per Lietuvos neveiksmingumo laiką jie Atėnuose gerokai pažengė. Tačiau tiksliai pasakyti, ar Lietuvai tokia transporto priemonė būtina, jie negalėjo. Šiandien aš perduodu savo žinias apie metro privalumus. Metro turi daug privalumų, tiesiog reikia atlikti studijas ir nustatyti, ar tai tinkama priemonė miestui. And I speak in generally for advantages of metro systems. Vilniaus metro atstovai tikina, kad dar prieš 20 metų atliktos metro studijos nėra tinkamos, o sostinės tarybos nuomonė, kad pigiau būtų tramvajus, neteisinga. Karietos arba rikšos galbūt dar pigesnis, dar realesnis. Tačiau kalbant apie tai, ko reikia Vilniui, tai akivaizdu, kad Vilniui reikia metropoliteno. Ir jeigu mes žiūrėsime tik tai pigiausią variantą, tai sakau, mes galime iš vis nieko nedaryti. Čia bus savotiškai pigiausias, nors tas pigumas irgi toks sąlyginis, kadangi miestiečiai patiria didžiulius nuostolius kamščiuose. Kol kas pakartoti metro studijų savivaldybė neturi pinigų. Specialistų skaičiavimais metro galėtų naudotis tik ateities kartos, nes kiekvienais metais galima nutiesti vos apie porą kilometrų trasos. 5 kanalo žinioms Rita Gečiūnaitė ir Juozas Raduševičius.